Valy 30. Šią valtį galima montuoti 10 arklio galių variklį. Gamintojo nurodomas kaip maksimaliai leidžiamas. Kadangi jau 10-ukas komplektuojamas arba galima įsikomplektuoti su nuotoliniu valdymu, šiandien sudėjom tuos elementus, įdėjom į valtį konsolę, įdėjom suolo dėžę ir taip mums visai patiko, nėra joje vietos daug, bet vienam, dviem žmonėm galima visai šauniai pasiplaukioti. Aš manau, kad su 10 arklio galių ši valtis bus greita, šito galingumo pilnai pakaks. Žvejybai gal tai nebūtų labai patogus variantas, bet nežinau, pramogai, trenerių darbui ar kokiams gelbėjimo darbams, tarnyboms būtų visai parankus variantas. Valy valtis pagamintos iš kieto polietileno, yra labai atsparios, labai tvirtos. Dėl to gal svoris jų yra didesnis, šis modelis sveria apie 100 kg, bet tas ilgamžiškumas atperka, atsparumas smūgiams. Tai jinai yra sertifikuota 2 kategorijom. C kategorija, C tai reiškia galima plaukti jūrą, taip ryškumo nesuvedu, 4 asmenys, D kategorija 6 asmenys. Variklis tinka su trumpa koja. Transo aukštis yra 41 cm. Elementai šitie universalūs, tinka į valtį 30, 370, 435. Suolas dėžė, čia galima įdėti kuro baką. Dar viena dėžutė daiktams susidėti. Akumuliatorių galima įsidėti, jeigu variklis su starteriu, echolotą užmaitinti. Priekinė dėžutė tokia kaip ir kitų modelių, kaip minėjau, 370, 435. Inkaro virvė įsidėti, inkarą nedidelį. Gėrimų statymo vietos. Plotis jos yra 1,73 m. Kaip ir kitų modelių 370, 435. Plotis yra toks pat. Borto aukštis žemiausioje vietoje yra 63 cm. Irgi toks pats kaip didesnių modelių. Visi šitie elementai yra, tiksliau galima juos išimti, perkelti arčiau, toliau. Kadangi šita valtis yra nedidelė, tai tų pozicijų yra tiek, kiek matosi. Jeigu su rumpeliu valdyti, tai šita dėžė dar galėtų būti persukta į kitą pusę. Tokiu būdu. Taip galima sumontuoti, jeigu valdom su rumpeliu. Konsolė taip pat išsiema. Jeigu reikėtų pravesti valdymo trosus, vairavimo trosus, reikėtų iš tos dėžutės įsipjauti į vidinę ertmę ir išvesti valdymą štai šitoj vietoj. Viskas susidėtų kompaktiškai, netrukdytų. Aš paprašysiu, kad Tomas mane pafilmuotų, aš įsilipsiu į šią valtį, kad jums būtų galima įsivaizduoti pagal žmogaus proporciją, kaip čia yra telpama. Taip, aišku, čia dar viskas nefiksuota, netvirtinta. Bet štai taip žmogus atrodo šioje valtyje. Čia galima vairuotojui sėdėti. Čia galima keleiviui sėdėti, gal dar čia kažkur keleivis įsitaisyti, arba galiniai daly. Patogumo dėliai galima šitoje vietoje sumontuoti kėdę su atrama.
Dabar aš atsisėsčiau truputėlį aukščiau, Tomai, jeigu gali, tai man paduok vieną kėdę kažkurią tai. Pasižiūrėsim, kaip čia atrodytų su kėdute, tarkim. Galima gal ir ant pasukimo mechanizmą pastatyti. Galima įsitaisyti patogiai. Nu, iš tiesų patogiai. Gerą poziciją radus kėdei. Patogu laikytis. Na, jeigu dviem žmonėm, tai žvejot aišku nepatogu gal. Vienam atsistojus gerai. O gal žvejams, mėgėjams, vieniems žvejot. Gal ir patogu. Stabili. Tiek. Dėkui.